Europos parlamento narys, Europos parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko pavaduotojas Justas Paleckis darbo vizitu 4 dienas lankėsi Baltarusijoje. Apie 30 vykusių susitikimų, pasak Europos parlamento nario, leidžia daryti išvadą, jog santykiuose tarp ES ir Baltarusijos jaučiamas tam tikras atšilimas. Lietuvos santykiai su Baltarusija tai yra vienos iš 27 ES šalių santykiai su šia šalimi. Be abejo, mes pasisakom už bendrą ES politiką kaiminių šalių atžvilgių, tai mums svarbu. Tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad šalis kaiminės turi savo specifiką ir tai pasakytina apie Lietuvą, Latviją, Lenkiją, Baltarusijos kaiminės. Ir šitos šalis, ypač Lietuva ir Latvija dabartiniu metu pasisako už tai, kad išnaudotumėm galimybės santykių su Baltarusija atšildymui. Pastebima, jog į Lietuvą atvyksta labai daug baltarusių. Pagal išvažiavimui į Europą gaunamų Šengeno vizų skaičių, Baltarusiai yra pirmoje vietoje pasaulyje, skaičiuojant proporcingai gyventojų skaičiui. Labai svarbu, kad viena iš problemų eilės prie Baltarusijos sienos būtų išspręsta. Kai aš buvau Baltarusijoje, tai mačiau 12-15 km fūrų, taip vadinamų, eilės prie Baltarusijos sienos. Tai reiškia, kad žmonės praleis ten parą, kelias paras tokiuose, sakyčiau, nežmoniškose sąlygose. Tas pats šiek tiek geriau, bet irgi labai ilgai tenka laukti su lengvaisiais automobiliais. Sakyčiau, kad tai žemina tiesiog žmogiškai orumą ir yra galimybė su ES pagalba vis dėlto plėsti ir tų pravažiavimo punktų skaičių ir gerinti infrastruktūrą. Ir Lietuva, manau, kad būtų tuo labai suinteresuota ir Bruselis turėtų padėti tam. Europos parlamento narys Justas Paleckis pabrėžė, jog labai svarbu tarp ES ir Baltarusijos sukurti geresnės sąlygas verslininkų bendradarbiavimui. Ir dabar kaip tik Baltarusijoje didžiuliai planai privatizuoti įmonės, be abejo ir mūsų verslininkai suinteresuoti ir vėlgi norėtųsi, kad tai nebūtų tik tai Rusijai atverta. Ir oficialūs asmenys man sakė ir ekonomikos ministerijoje, ir užsienio reikalų ministerijoje, kad jie labai nori ir ES šalių verslininkus pritraukti. Lietuviams nerimą kelia ir Baltarusijoje kylanti atominė elektrinė bei politinių kalinių klausimas. Kai kalbėjau, aš tikrai tokiuose rimtuose pokalbiuose ir užsienio reikalų ministerijoje, ir prezidentūroje, jie sakė, kad tikrai galbūt ne ideali vieta buvo parinkta tai statybai, bet jie pabrėžė, kad parinkimo vietai turėjo ir įtakos ir Lietuvos-Baltarusijos santykių kontekstas. Jeigu jie būtų buvę kitokie, galbūt ir vieta būtų kitokia. Ir aš prisimenu, kai prieš 4 metus tuometinis premjeras Andrius Kubilius kalbėjo, kad tai blefas, jokios elektrinės nebus, kad čia šantažas. Deja, tai buvo prasimanymai, elektrinė jau jeigu nekyla, tai jau kasoma duobė, jau pastatytas miestelis, nutiestas geležinkelio linija. Ir dabar lieka tik tai su ES pagalba reikalauti, kad ten būtų laikomasi griežčiausios aplinkosaugos standartų, kad būtų ten atliekami atsparumo testai ypatingams atvejams, kas vyksta ES valstybėse. Taigi tam tikri atšilimo ženklai Lietuvos, Baltarusijos, visos ES santykiuose su Baltarusija yra, toli gražu dar ne pavasaris. Vėl priminčiau, kad politinių kalinių, kurių yra virš 10 Baltarusijoje, klausimas labai aktualus, kol jis nebus išspręstas, nebus jokio proveržio. Tačiau tam, kad jis būtų, reikia dirbti, reikia susitikinėti, reikia kalbėtis. Labai gera proga bus tam. Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimas šių metų lapkričio pabaigoje Vilniuje ir reikia tikėtis, kad Baltarusijos vieta, Baltarusijos kėdė tam susitikime nebus tuščia.